Mafija Balyje, mafija Batur. Čia filmai, žinokit, čia su to ugnikalniu. Bandysim lipti dieną. Tai po to papasakosim. Kas čia per bairį vyksta? Nes patys šiek tiek esam... Šokę. Jo, kad taip vyksta Balyje, kur saulė ir vaivorykštės Ir visur. palmės. Tai geri vaibai. Tai va, laukite tęsinio. Taigi nieko nelaukę įsirašėm šturmuoti ugnikalnio. Indonezijoje tai bus jau trečiasis, todėl įdomu, ką jis mums pasiūlys. Al nukrito medis? Ar nukirto? Ne. Mafija gali būti bet kur. O ne, sutikau mafiją. No. No pass? 500,000. I don't have money. It's illegal. I want to go. I still want to go. No. I No, kill you. you if kill go me? there. Why? Why? It's illegal. Illegal? It's sacred mountain. Sacred mountain. Sacred mountain. I pay you money, no sacred, yes? No, still sacred. Money. Your Me. money, okay. I go home. Thank you. Slėpėmės. Nežinau, ar reikėjo, bet geriau pasislėpti. Sutikom vieną mafijos narį. Galimai. Valio. Išlipom.
į Batur ugnikalnį. Nesutikom nieko. Sutikom vieną. Ai, nu jo. Sutikom vieną mafijos atstovą. Galimai. Išgirdom, kaip atvažiuoja su motoroleriu, pasislėpėm krūmuose, mūsų nepamatė, nes šiaip čia tų istorijų tai jo vaikyti, papasakosim po to, bet čia reikia saugoti žmonių su motoroleriais. Šlipom, šiaip tikrai nėra sunku, nebent tik ant galo čia jau toks statumas, bet... Ypač per karštį mes lipom, Jo. tai paryčiai saulėtekiui ar saulėlydžiui tai tikrai nėra sudėtinga. Šiaip jeigu esate turėję žygių, tai čia tikrai... Niekas. Ne. Ateina kažkas, tikiuosi, ne iš. Jo, aš su Gidu dar vienu, tai mes čia esam blogiečiai, tai baigiam dabar filmuoti. Iki. Sakai? Tai nieko nesakysim. Gerai, kol kas nieko nesako. Tik nužiūri. Viskas gerai, saugu. Gal kai su kitais žmonėms, žinai, tai nieko nesakom, bet kai atskirai jie būna, va tada pradeda. Gerai, neverk, kad čia pasakyk dabar. Ant viršūnės ilgai neužsibuvome, pasigrožėjome atsiveriančią panoramą bei kažkada įsiliejusią lavą. Biškį nugrybavom į ten, reikia eiti čia. Nors mafijas ir išvengėme, eidami pietauti sutikome kitą – vorų mafiją. Bent jau katinai buvo draugiški. Kaip ir minėjau ankstesnėme vloge, čia jis nusėtos ištisos gatvės, bet vietiniai taip pripratę prie jų, kad net nekreipia dėmesio. Dabar pakalbėkime apie tamsiąją Baturo kalno pusę. Kad užkilti į šį kalną yra būtinas gidas, būtinas, kuris kainuoja 30 eurų, už tai, kad 1,5 valandos su tavim liptų į kalniuką, keliuku. Jeigu nemoki, nutinka įvairūs dalykai. Kas nutinka, Laura, jeigu tu nenori imti gido, kuris tave nuvestų už rankos? Jei jūs neimat gido, tai jūs patiriat fizinį smurtą, galimai, psichologinį smurtą. Jūs gali apmėtyti akmenim,
jums grasins, jeigu eisit toliau, kad jūs nužudys. Jei atvyksit su motoroleriu, jo padangos bus nuleistos, apdaužytas, kitus suspardo, vienam headlocką buvo padarę. Tai ir nėra čia vienas žmogus, kuris taip teigia. Yra labai daug žmonių, kurie prisiskaito šitų komentarų ir jie bando įtikėti, kad taip nebus ir jie nuvyksta ten ir būna priversti pasiimti gidą, nes jos tiesiog prispaudžia ir nesvarbu, ar jis moteris ar vyras ir prie moterų kabinėjas, tyčiojas. Yra tokia mafija vietinė, kaip skaito, kad ir jaunų žmonių, kurie susigalvojo, kad čia yra Jų nuosavybė. Jo. Ir kad čia yra šventas kalnas, todėl jūs turit susimokėti, nes jūs esat ne vietiniai ir čia yra balis ir taip toliau, ir jie iš to pragyvena. Bet esmė ta, kad čia nėra apie tai, kad tu nesusimokėsi. Bandai čia prasmukti nesusimokėjęs ir čia apgauti sistemą, valstybę, šitie pinigai niekur nenueina, absoliučiai. Čia nėra kažkokia oficiali, kad įstaiga, kur tu, tarkim, tikrai susimokė ir gali eiti jo. Kur eitum Europai, būtų toks punktas, tu net negalvoja susimokėtum. Ir plius, kas yra dar iš kitos pusės, kad šitas kalnas net nėra sunkus, čia yra absoliučiai visiems žmonėms įveikiamas. Čia kaip Lietuvoje po mišką, kad pasivaikščiot, pagrybauti, turėtum susimokėti 30 eurų, kad žmogus tave pavedžiotų po miškelį. Absoliučiai beprasmiška situacija. Tai mes tokių prisiskaitėm. Taip pat, kiek ten jūs sakė iš jūsų yra? Kažkur rašė, kad apie 60 gali būti, jau čia visas. Mes irgi įsivaizdavom tą scenarijų, jeigu mes eitume ryte, o eitume kokią 3-4 ryto, kai visiškai tamsu, ir tada ateina kokie 10-12 tų gidų. Su lempom šviečia į tave ir tau aiškina visi, kad jeigu neimsi, tai nepraeisi niekur. Nebūtinai, kad 10 tau gali ir keli ateit, bet jie iškart paskambins. Kelis dar įveiktų, bet kai ateis daug jų, tai tu nepasišakosi nieko ten. Tai kiti bandydavo šiaip eiti, tai vis tiek jos pasigaudavo ir esmė, kad jie turi vis skirtingoje vietoje kažkokį punktą jo. Ir tu, tarkim, vienam susimokėsi, sakysi, gerai, aš tau duodu 200 000, tu man tiesiog leisk užlipti, žinai. Tu susimokė jam ir užlipi ir, pavyzdžiui, prie kraterio jau kitas žmogus būna ir jis sako, ne, jūs negalite pavaikščioti, čia nėra. Čia palyginus, kur mes buvom prie Idženo, Bromoto kalno, iš ten to šalia. Žymiai įspūdingesnė yra. Čia net nėra absoliučiai su kuo sulyginti ir tokį pinigą įmą. Tai va, tai mes nusprendėm į kalną lipti patys visgi, nes buvo 2 variantai, arba lipam galbūt ne saulėtekiui vėliau, nes jau tada mažiau žmonių būna, arba turim mokėti šitai mafijai, ją paremti, kad mus nuvestų tas gidas. Jo, nes čia toks irgi tu gali jo pasimti ir sakyti, gerai, čia sugėdinu, bet automatiškai tada tokius žmonės paremi. Ir dar, sakyk, aš patau pasakyti. Ne, tai taip. Tiesiog, kad yra čia 3 kategorijos žmonių, kurie mėgsta eiti be gidų ir kurie daug žygiuoja ir jie supranta, kad čia yra visiškai permokėta. Kiti, kurie pasiema tos gidus ir jie nemato jokios problemos, jie gal net nesusiduria su šitą informaciją, nes mes patys čia tik atvykę jas paskaitėm ir tu pasiemi, tu net nieko nežinai ir tau atrodo, kad jo, čia viskas gerai, tu čia remi vietinių, čia tu turi susimokėti, bet jeigu tu pasveri kainas bendrai visoje Indonezijoje, tai tu supranti, kad čia visiška nesąmonė yra. Ir... Gidas čia realiai reikalingas tik dėl to, kad apgintų tave nuo kitų gidų. Ja. Bet jeigu bus gidas iš kitur, tai jam irgi sakys eiti apsigręžti. Susimokėti per naują, kad samdytų jų vietinį gidą. Tai va, mes nusprendėme eiti dieną, nereikia šitų problemų. Dieną šiaip. Nes kiti ir sako, kad čia yra nesąmonė, čia nėra jokios mafijos taip toliau, bet jeigu tu ateini dieną, tai tu su jie net nesusidursi jo. Vieną kartą pravažiavo motociklas, tai pasislėpėm, kad netektų susidurti. Ir kitą dar sutikom jau nusileidę, jau eidami namo, jau netoli namų, klausė, gal reikia gido. Nors mes aiškiai ėjom nuo kalno, ne į kalną. Bet tik paklausė ir nuėjom toliau. Jo, dar apie gidus
pasakysiu, kad nėra visi tokie gidai, yra tikrai ir tų gerų žmonių, bet galbūt jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik taip elgtis. Ir esam turėję irgi labai gerų gidų, kur ten nacionaliniuose parkuose ir taip toliau, bet tokie gidai, kurie tau nieko nepapasakos, Tiesiog už rankos nuves tave keliuku. Kiti net sakė, kad per lėtai ir visi ryte eina, tai labai didelis spūstis žmonių susidaro, nes čia ir iš Ubudo atvažiuoja su turais ir iš toliau. Ir tiesiog kosmosas yra, bet tiesiog keista, kad taip vyksta. Tai buvom šiek tiek nustebinti, bet... Galbūt per daugiausiai nerekomenduotume čia vykti, nebent iš kitų miestų nori dienos turą nebent tokį pasidaryti. tokį jo, kad prieš tikslą, kad užlipot į ugnikalnį, nes visiems tikrai yra įveikiama, ten tik ant galo gal šiek tiek sudėtingiau, bet šiaip visiškai nėra sunkus. O dabar keliausim į kitą vietą Balyje, Gobleg vadinasi vieta, miestelis, ir iš ten toliau tyrinėsim Balį. Easy. Easy peasy. Tai Let's go. Diena su daug įspūdžių, todėl pavakarieniaujam ir laukiam kitos dienos, nes vyksime į Munduk, dar neatrastą Balį vietovę. Iki.